Jauns, nevedęs. Jauns, nevedęs. 20 metų buvo, man 37 gimimą. 57, tai 20 metų. Jis mano žems technikų, tik tai. Nu, bet vis tiek anais Technikas laikais. technologas buvo, kaip sako, silikatų technologijų specialybė, tai va, to plytų gamyba ir buvo. Plytas, taigi čia buvo molis, ne technologija. Vadina šaltkalvę, kaip čia, įrankiniu, iš lietuviško. Tokie tatėliai, ten nebeatsimena 40-60 rublių dabar, tą algą. Ir man, kadangi čia labai blogą sudegimą krosnį ėmėjo, kai atvažiavau, pusė krosnės buvo grūža tiesiog čia gamina, čerps, plyš gamina, nu ir pas jos tiesiog broksėja, atvirai šnekant. Man iš karto paprašė, sako, daryk, ką nors su tą krosnim vien žodžiu. Tai kaip sako, etats vienas, bet dirbu pridegimą krosnės technologijos reguliavimą grįmę. Vadinasi, vienai, po kitaip dirbai. Ir dar paskui buvo dar atsiųstas iš Tauragės toks bėgiks pagelba, Igoris vienas. Vien žodžiu, nu ir mes dvies, jis naktį, mamai kaip jaunų, sako, tu pamegok. O aš dienų, nuo 8, kaip sako, lyg 8 ryto vakarą. Ant tokių remelių medinių sukaltų, ant remelių su tais remeliais dėdavo į stalą, aš džiovindavo. O bet šitas plyts išneždavo rankom? Su vagonėliais stumdavo, rankinį būdavo bėgiukai iš tie, bėgelė čia buvo teritorija. Su tais bėgiukais ir į džiovyklus įvažiuot, posūkė ratą po alus, atvažiavo, apsisukė. Ir įvažiuoja į džiovyklus tos į daržins ir iš tų vagonėlių moteris pasilypė, kur aukščiau kelias. Kelią, kaip sako, su rankom. Nu, rankinį būdą pakraudavo. Viskas rankinį. Paskui rankinį būdą iškraudavo ant kito vagonėlių ir vėl veždavo tada į krosnį statyti. Kaip sako, man šitą toks technologija. Tai sako, reikėjo paspalį archyvų, tai paimti visi dokumentai, tai yra priduotus turbūt paspalį archyvų gamyklos pagal mane. Ten apie gamyklų smulkiai metai iš metų, kad... Iš pradžių te atvežė čia pas mums salę paleidę, vadinamą, kokia ta salė yra, ten jiem nebuvo kur gyventi. Kai juos suvežė, kaliniai patys pasistatė 2 barakus savo. Ir tuose barakuose už gamyklos jie ten ir gyvenę, ten ir apsauga buvo viskas. Ir paskui buvo pastatytas karceris, kada jau katras nusikaltę, kad jį ten galėtų... Kai kurie yra, jums parodysiu įdomis ten. Tai karceris belikas, o barakai tai visi nuversti. Gal ten Tik tas grįvėsiai, Reima. kur buvo barakai grįvėsiai.